Taip, tas taip gražiai išskėtė rankas, norėjau imti savo vaiką, bet sorry, šį kartą aš ją privartausiu. Taip, tai yra gitara. Yra tokia mergaitė, labai faina, kuri... Kiska. Kuri, žodžiu, šokėja, VGTU mokosi kūrybinės industrijas. Šokėja, viskas aišku. Ir ką? Gerai laikau, iš tikrųjų. Yra VGTU Vingis prezidentė. Koks Vingis? Vingis. Naktinių plaštakių Vingis? Vingis, Aušra. Я уеду в Комарова на недельку до второго. Žinai šitą gabalą? Jau jedu Komarova na недельку. Žinai šitą gabalą? Aišku, žinau. Seniai. Labas, Aušra. Labą. Visada norėjau tau paskambinti ir pašnekėti su tavim. Kas čia man skambina? Mantas. Koks Mantas? Aš esu su draugu, mes pusbroliai esam. Julius ir Mantas. Sėdėm dabar su gitara prie laužo. Ir norėjom tau padainuoti vieną gražią, romantišką dainą, kuri skamba tik tai tau. Klausau. Juliau, let's do this. Gal. Aš... Juliau. Duok man, aš pagrosiu geriau. O, dabar žiūrėk. Ne, tu grok. O tu dainuosi. Gražiai. Titas ten už galvos susėmė. Oh my god. Eik, tu nu. Nu tai ir išgirsi šiandien. Išgirsi. Čia tau užrytę. Ačiū. Nuo Andriaus ir Juliaus. Visas vasaros uogas, kurias aš rinkau, jos buvo skirtos tik tau. Kiekvieną mėlynę, kiekvieną stirbentą rinkau tik tau. Pirkau aš 5 kilogramų cukraus ir teko man tvirti uogienę. Viriau aš maišiau, galvodamas tik apie tave. Vakuoti pirkau daug slaikukių, skirtingi jiems buvo dangteliai. Ir dėjau aš tą skanę uogienę į sloinikus šiuos. Ir dabar jau praėjus mėnesiams 4 aš norėjau ją tau paduoti. Bet smirda uogienė man šūdais inai, nes susicukravo labai. O ir gėda paduot man uogienę, tą saldžią, kurią aš viriau galvodamas apie tave. Todėl aš skiriu šią dainą čia tau ir kvapą uogienės tą šūdų. Ar patiko daina? Nerealiai. Iš tikrųjų, mes su pusbroliu, žinok, susiginčiom. Duosi į kakį, ar ne? Ne, iš tikrųjų, mes galvojam, kuris tau labiau patinka. Julius ar Andrius? O tai Andrius ar Mantas, nes pradžioj... Andrius ar Julius? Mantas ar Julius? Julius su gitara grojo. Taip. Neapsisprendži, man sunku. Sunku? O nuotrauka padės? Padės. Na, tu tik išorinį grožį žiūri, o vidinį? Pagooglink Bredas Pittas, tai taip tik tai plaukai dažyti. Taip. O tai čia kuris kaip atrodo? Čia Julius. O kaip Mantas? Mantas kaip Julius, tik plaukai nedažyti. O dar kitas Andrius, tai kaip Julius, tik taip plikas. Ir žemesnis. O, tai ten jūs visi 3? Nu taip, mes turėjom visi pasakyti, kad iš tikrųjų visi bernai. Taip, visi bernai. Tai kurį renkis? Gali paklausti kokio klausimo. Gal dar dainą vieną? Man, pavyzdžiui, patinka rusiška muzika. Man ne. Tai aš nebetinku, nu tu dabar šauk, Juliau. Man patinka prancūziškas repas. Ne. Andriu? Man labiausiai... O man patinka kava. Su pienu. Va.
Jo, tai Nes tai nei vienas nepatinka man. Eik tu kokį išrankėsi? lesbinkė. 100%. Turi berną, neturi berną. Nesakysiu. Nesakysi. Aušrytė. Jeigu turėtum, sakytum, Aušra, tave užregistravo tavo bernas. Neužregistravo tavo bernas. Tave užregistravo tavo draugė. Jo, dėkui. Labas. Aušrytė, linkėjimai nuo radistų iš ZipFM studijos, dar mūsų Titas yra, jisai groja gitarą. Labas. Labas. Ką veiki tu? Nieko, galiu ant sofukės. Savukės? Ilsiuoti. Nuo ko pavargai? Manikiūrė gal buvo išin? Ne, nuo darbo. Ką dirbai? Darbą. Kokį? Sunku. Nu, ką žinau. Aral? Net. Anal. Šokai? Ne, nesakau šiandien. Bet tu šokėjai, ar nesi? Taip. Strepo? Ne. Kažką mažiau rimto šokį? Kažką labai rimto. Visą gyvenimą šokį tautinius šokius, dabar yra VGTU Vingis prezidentė. Klausyk, o tu šokį gal tautinėme ansamblyje Lietuva? Ne, nešoku dėlė. Ne, tai tu silpnai šokį. Tai neužtenka. Nes pas mus šiaip draugai tautiniam ansamblyje Lietuva šoko, o tu? Nu va, aš ne prie hetrų. A tu turi tą partnerį, jūs ten ilgai šokat? Repetuojat? Oi, daug partnerių turi. O jie tave kilnoja? Kilnoja. Super. Geras. Nu, smagu. Man labai patinka žiūrėti šokius, ne? Bet aš Kilnoja? kai tipo, žinai, žiūriu, tipo, jo, kai vat kilnoja, tai aš tai įsivaizduoju, kad tipo, visos sekso scenos yra pakeistos kilnojimu, tipo. Kilstelė vienas, kilstelė kitas, tipo, tai varau, tipo. Gerai. Labai man patinka, pavyzdžiui, operetė, kai nueinu, tada aš galvoju, kad kaip dainuoja, tipo, visos dainos yra, tipo, irgi sekso scenos. Ir, tipo, šoka, skraido, tada, ir aš... Bet tai visur vien tik tai mintis apie seksą. Nu, vat, Rolandas Mackevičius. Pas visus nepilnamečius taip pat. Geras. Gerai, Aušrytė, tai linkėjimai tau nuo Kristinos. Nu, ačiū labai. Į tave dabar girdi, gali ką nors pasakyti? Gausi šiknon kristi. Wow. Geras pasiūlymas į rudąją. Gausi bezdę, skačiukai.